Vilniuje įvyko 2014 metų Lietuvos tradicinės karatė čempionatas. Šį kartą Mykolo Romerio universiteto sporto salėje susirinko net 260 įvairaus amžiaus sportininkų. Komandinėje įskaitoje ir vėl dominavo klubo Lūšis sportininkai. Jie surinko net 154,5 taško. Antrąją vietą tarp klubų užėmė Danas 49 taškai. Trečiąją Sanrei 41 taškas. Toliau užsirikiavosi Išin, Tikslas, Samurajus ir 7 mūzos. Didžiausią taškų kraitį Lūšies klubui surinko jaunieji sportininkai Konstancija Ambrazaitė su seserimi Barbora ir broliu Pranciškumi. Jie klubo sąskaitą papildė net 20 taškų. Lietuvos čempionų būtai ne šiaip sau. Čia labai smagu vis tiek. Lietuvos čempionatas, Lietuvos čempionas. Apgyniau praeitais metais iškovotą Lietuvos čempiono vardą. Smagu. Šiemet sportininkės karjeroje pertrauką dėl mokslų padarė ilgametė Lietuvos moterų tradicinės karatė lyderė Dovilė Ladaitytė. O estafetę iš jos perima būtent 18-metė Konstancija Ambrazaitė. Ji birželio viduryje dalyvaus suaugusių Europos taurės turnyre ir bus jauniausia jo dalyvė. Iš dalies, manau, neblogai. Tikėjausi, ką tai blogiau, bet taip atsitiko, kad pirma vieta jo katai. Komitai, nežinau, bent jau taškų neprasileidau. Neblogai. Kaip visada daugiausia dėmesio čempionate susilaukė suaugusiųjų vyrų kovos. Šį kartą 4 rungtyse čempionais tapo skirtingi sportininkai. Katoje nugalėjo Vadimas Akimovas, Komite Paulius Čereška, Kogo Paulius Mackonis, o Fukugo Norbertas Motiejūnas. Didžiausių medalių derliumi vis dėlto gali džiaugtis Mackonis. Prie auksinio medalio jis pridėjo 1 sidabrinį Fukugo ir 2 bronzinius. Ir čempionatas tikrai gauna aukšto lygio, ypač jaunimas. Auga labai gera karta, tobulėjanti, Kata Komite startuoja jaunimas, tikrai yra ko pasimokyti. O pačio asmeniniai startai irgi neblogai. Pirma vieta Fukugo rungtyje ir antra vieta Kata, tai manau, kad tikrai neblogai. Aišku, auganti karta, manau, pasivismus, bus daugiau dalyvių, bus didesnė konkurencija. Manau, ir jiems bus naudinga ir mums dar pasistengti. Didelių surprizų niekas nepateikė. Kai yra aukštas meistriškumas, tu visą laiką tikiesi iš kažko tai medalių. Ir galbūt iš kažko tikėjasi pirmos vietos, tai jį matėjai pakilos antroji ir trečioji vietoje, iš kažko tikėjasi trečios, matėjai pirmoji. Tai yra sveika, natūrali konkurencija, natūrali atranka, taip ir turėtų būti. Taip, kad buvo surprizų, bet netokie ir dideli. Atsižvelgiant į Lietuvos čempionato rezultatus bus sudaroma 2014 metų Lietuvos rinktinė, kuri metų pabaigoje Ženevoje dalyvaus pasaulio čempionate.